Sveiki, aš Andžiai iš Ventatų studijos ir šiandien papasakosiu, ko reikėtų pradedančiajam tatuiruočių meistrui. Ką reikėtų nusipirkti, ko galima atsisakyti tam tikrą laiką, kas yra naudinga ir kas yra ne. Tai visų pirma, tai būtų mašinėlė. Tatu mašinėlė gan svarbus meistro atributas, bet nereikia labai pirkti brangios, nes pradedant savo tatu karjerą dar nežinai, ko tau reikia, kokios įrangos, ar aplamai tas amatas bus tolimesnis tavo gyvenime, todėl aš rekomenduočiau nepirkti labai brangią tatu mašinėlę, nors yra čia daug ginčių, kai meistrai ginčiasi, kad geriau nusipirkti gerą mašinėlę ir su ją išmokti jau daryti, negu mokintis su bloga ir paskui daryti gan blogai, prastai kažkaip. Bet aš skaitau, meistras gali padaryti ir su bloga, ir su gera. Čia nelabai yra didelio skirtumo, čia rankose skirtumas. Tai va, mano rekomendacija tiesiog nusipirkti biškį pigesnę mašinėlę, kad išbandyti savo jėgą, savo galimybę, savo norą iš vis dirbti šitoj sferoj ir tada jau žiūrėti toliau. Tatuiruočių adatos arba kartridžai dar yra vienas svarbus dalykas. Jų pasirinkimas turėtų būti labai atsakingas. Mano rekomendacija nusipirkti po keletą adatų skirtingų, tada jas išbandyti ir pasirinkti, kokią labiausiai patinka, nes daug meistrų naudoja skirtingus kartridžus, vieni naudoja brangesnius, kiti pigesnius. Nėra tokio bendros nuomonės, ką geriau naudoti, kiekvienas suranda savo tinkamą, todėl geriausia būtų iš pradžių neprisipirkti milijonas adatų, kad jos paskui gulėtų niekam nereikalingos, o tiesiog pabandyti kiekvienos, ten po porą paimti, pasimėginti ir išsirinkti savo labiausiai tinkančius. Svarbus dalykas yra tatu dažai, vėlgi čia jau nebėra vietos, kur sutaupyti, nes tatu dažai turi turėti REACH sertifikatą, jie turi būti legalūs Europai, su kuriais galima dirbti, nesvarbu, ar tai ten darbas ant dirbtinės odos ar ant žmogaus, tiek dažai turi būti legalūs ir kokybiški, todėl jų pasirinkimas vėlgi daugelis brandų yra tiesiog dėl vardo, dėl pavadinimo, dėl savo konsistencijos, todėl meistrai išsirenka tau tinkamus. Mano rekomendacija pirkti mažesnį buteliuką, kad išbandyti kuo daugiau skirtingų labelų dažų ar ten jų variacijų, kad po to galėtum padaryti kažkokias išvadas ir pasirinkti savo tinkamą. Dirbtinė oda tikrai neatstoja žmogaus kūno, bet galima pabandyti. Dar svarbus dalykai, kurių tikrai prireiks, čia jau yra tokios gan smulkmenos, bet jų vis tiek reikia darant tatuiruotę. Tai būtų tatu kepsai, kuriuos mes pilam dažus, špateliai, mediniai pagaliukai, su kuriais mes pasiėmam vazeliną. Taip pat vazelinas, apsauginės plėvelės, kurios būtų užvyniojami stalai. Mums prireiks dar mašinėlės apsaugos, tai grip bandidžo. Nežinau, kaip jisai lietuviškai. Ne, tik to. Tai va, kad apsaugot save, mums reikės pirštinių, apsaugot žmonės irgi mums padės pirštinės ir visos mūsų priemonės, kurios apvyniojam mašinėlę ir apvyniojam savo stalus ir viskas bus gerai. Ko nereikėtų pirkti pradedant daryti tatuiruotės, tai būtų, kaip ir sakiau, labai brangių tatu mašinėlių, nes rankos dar gali būti ne per daug tvirtos ir gali jas išmesti. Tiesiog jūs nesuprasit, kokias galimybės duoda tą mašinėlę, nepabandę kitos. Tiesiog reikėtų suprasti, ko mes norim ir tada jau pirkti brangesnę mašinėlę, bet tai tikrai, aš manau, po metų dviejų, tai jau kažkoks yra stažas ir kažkokie supratimai, ko jums reikia. Reikėtų pirkti didelio kiekio dažų, spalvotų ypač, nes mes gyvenam Lietuvoje ir čia nelabai kas darosi spalvotas tatuiruotis. Tikrai labai mažas procentas ir nupirkus didelę paletę mes tiesiog švaistom pinigus, jeigu pas mus nėra tam tikros paklausos. Jie galioja tik tai metus po atidarymo, todėl
nesulaukia savo klientų, jie gali būti išmesti į šiukšliadėžę ir pradedančiam meistrui tai kirstų biškį per piniginę. Mes Vien Tattoo studijoj turim naujoko rinkinį, į kurį ten įeina daug visokių rakandėlių, tai būtų dirbtinė oda, kalkė, kažkiek pagrindinių adatėlių pasibandyti. Kai čia mes dar turim gritandytai, dažai, laineris, balta, mašinėlė, vazelinuką, o green soap, kurio mums reikės, taipogi pateliukų. Opa, netgi turim gydomąjį kremuką, kepsiukai dažam. Ir dar visokių tokių, dar turim kalkės transferį, stencil stuff. Čia mes turime dirbtinės odos pasislėpę. Va, jinai irgi čia yra. Puikus naujoko rinkinukas, čia galima parkeriukus susidėti. Puikus naujoko rinkinukas, kurį galite įsigyti pas mus studijai. Kartais pas mus vyksta daug visokių skirtingų akcijų ir tokį boksą jūs galite laimėti sekant mūsų Instagram'e, Facebook'e. Jeigu jūs norėtumėt įgauti pradinių žinių apie tatuiravimą, kaip tatuiruoti, ko reikia, kaip daryti linijas, kaip daryti šešėlį, kaip spalvinti, jūs galite visą laiką užsirašyti į tatuiruočių kursus pas mus. Daugiau informacijos jūs galite gauti atėję į studiją arba paskambinę mums telefonu. Ir laukiam jūsų pas mus studijai. Čiau!